Katinas, kuris mėgo vaikščioti vienas, pagal Kiplingą. Scenarijaus autorius Erdmanas, režisierius Snieško Blotskaja, dailininkas statytojas Trusovas, kompozitorius Geviksmanas. Filmą lietuvių kalbą įgarsino aktoriai Aurelija Mikušauskaitė, Barbara Abramavičiūtė, Petras Likša, Algirdas Paukštaitis, Balys Bratkauskas, Juozas Jaruševičius. Lietuvos televizijos studija. Tai buvo, tai atsitiko drėgname laukinėme miške. Tai senais laikais, kai naminiai gyvuliai dar buvo laukiniai. Laukinis tada buvo ir katinas. Jis visur mėgo vaikščioti vienas. Žmogus taip pat buvo laukinis. Nepaprastai keistas buvo žmogus. Ir niekada jis nebūtų tapęs tikrų žmogumi, jeigu ne moteris. Ką tu čia veiki? Aš čia gyvenu. Ir laukinis gi tu gyveni tokioje drėgmėje. Eime. Štai kailis, apie tokį aš jau seniai svajoju. Štai tavo namas. Nusivalyk, mielasis, kojas. Tegul pas mus būna švaru. Ar netiesa, jauku? Labai. Tuojau užkursiu ugnį. Tai buvo pirmasis laužas pasaulyje, užkurtas moters rankomis. O, mano draugai, o, mano priešai, nujaučia mano širdis, ne prieš gerą vyras ir moteris užkūrė tokią šviesią ugnį. Pamatysite, ateis nelaimė. Eisiu pasižiūrėti, o paskui papasakosiu. Man atrodo, tenai gera. Katinė, eime su manim. Na ne. Aš katinas, mėgstu vaikščioti vienas ir einu ten, kur noriu. Tuomet aš tau nedraugas. O, Pelė. Aš šikšnosparnis, čia gyvenu. O ko tu atėjai čionai? O kodėl aš negaliu ateiti, ja? Aš katinas ir vaikštinėju ten, kur noriu, kur sugalvoju. Tamsią naktį nemato akis, piktas priešas galanda dantis, Gaulė, sakyk, kas per svečias atvyks.
iš laukinio miško, laukinis padarė. Ko to reikia? Pasakyk, mano priešo žmona, kas čia? Taip maloniai kvepia vidury šitų laukinių miškų. Čia. O, mano priešo žmona, numesk dar tokį pat kaulą. Jeigu tu naktimis saugosi mūsų olą, na ir padėsi mano vyrui medžioti, aš tau duosiu tiek kaulų, kiek tu tik tai panorėsi. O, ji labai protinga moteris. Labai. Vis dėlto aš protingesnis. O, mano draugo žmona, aš visada padėsiu tavo vyrui medžioti ir saugosiu naktimis jūsų olą. Ach, koks kvailas šuo. O ką čia veikia laukinis šuo? Jo vardas jau ne šuo, o pirmasis draugas. Ir jis liks mūsų draugu amžinai. Kai eisi medžioti, veskis ir jį kartu. Ieškok. Kodėl iki šiol laukinis šuo dar negrįžo? Eisiu pažiūrėti. O paskui papasakosiu. Katinė, eime su manimi. Ne, aš katinas. Ir mėgstu vaikščioti vienas, kur sugalvoju, ten ir einu. Laukinio miško, laukinis padarė. Ko tau reikia? Tu mano priešas, mano priešo žmona. Atsakyk man, kur laukinis šuo? Tu ne šuns atėjai čia, o šieno. Štai, tos skanios žolės, kurią išdžiovinau prie ugnies. Taip, tu teisi. Duoki man šieno. Ji labai protinga. O mano ponia, mano pono žmona, už šį kvapnų šieną aš amžinai būsiu tavo vergau. Nešiok jį, niekada nenusimk. Ir 3 kartus per dieną tu ėsi šitą kvapnų šieną. Oi, koks kvailas tas vargšas arklys. O kad čia veikia laukinis arklys? Dabar jis ne laukinis arklys, o pirmasis tarnas. Ir nuo šios dienos medžioti josi ant žirgo. Žiūrėk, kas eina. Įdomu, kas čia dabar bus? Nieko ypatingo ir nieko įdomaus. Įsitikinęs, kad dabar pasikartos ta pati kvaila istorija su šienu.